Taigi, sveiki visi, šiandien Rimantas ir Lukas. Sveiki ir filmuoja video. Oi, ble, bus, mes nukilinom su 2 laivais, čia buvo ekstremalu. Fuksas. Ir kažkas. Atsiprašau, kad mes nieko nepasakėm. Taigi, testuojame M27R. Kaip žinote, atsirakina, tai pirmiausia mediko ginklas. Atsirakina 24 levelį. Tikrai neblogas. Jeigu ištobulintais tiesiog... Fantastika. Taip, tiesiog superinis ginklas, bet... Antras kilas. Taigi, aš daugiau kalbėsiu negu Lukas, dėl to, kad aš gal ir geriau kalbu, dėl to, kad jis tik pirmą kartą bandys kurti video. Ir mes dabar pirmą kartą kuriam video. Tai nežinau, kaip jam aš tai jau įkėlęs, bet ten yra be mikrofono, tai biškėlėvai. Tai aš jau daug turėčiau įkelti, dėl to, kad aš Mace lošiu daugiau, bet ir lošiu ir kitus geimus. Ir norėčiau jums pasakyti vieną dalyką, kad nereikia tiesiog ant mūsų varyti, kad kalbam nesąmonės ar kažką tokio. Mes ne dėl to, kad apie kalbėjimą eina kalba, o mes tiesiog žaidžiame ir reikia kritikuoti žaidimą, o ne kaip mes kalbame ir ką mes darome. Daug kad sunku kalbėti, kai... Taip, kai kažkas žino, kad žiūrės video. Nu, tai gerai, mes jau beveik 19 levo, bet dar liko ten kažkiek tai ten 200 striukų ar kiek ten. Taigi, iki mediko, tai ten... Mes turėtume šiandien pakelti, bet mes daug šiandien nekursi video, dėl to, kad nesiseka biškį. Taip. Na, žaidžiu aš pakankamai viduriukę. Šitas servas Shark ir aš ir Shark'e South ir Shark ir aš. Aš jums pakomentuosiu, kurias trasas geriausiai eiti. Tai su šito ginklu kai kurias geriausiai šitą trasą. Mahtur ir dar Oman. Ir Myanmar. Taip. Susivaišiau. Ir kas žaidžia Battlefield Play for Free, tai tiesiog duokite Skype ir galėsime pažaisti kartu. Arba tie, kurie nori pradėti žaisti, tiesiog rašykite į komentarus savo Skype ir aš jūs pridėsiu ir galėsime žaisti kartu. Ir rašykite į komentarus, su kokiais ginklais dar norėtumėte žaisti, nes aš turiu visus. Nu, ne visus, bet geriausius. Dauguma, taip. Jeigu mes turėsi fabą, turi vis, iš geresnių, didesnį levelį. Vienus geriausių ginklų. Galit skirti man challenge'ų su pistoletu vien tik arba vien tik su knaifu. Kiek padaryti kilų, tada, nu tai nežinau, tai gal ir darysim šiandien dar antrą video, bet, nu, kas per huinę? Claymore pristatęs. Taigi, mato vieną žmogų ir jis bėga aplink visą namą. Taigi... Išgazdino? Ir tikrai mane išgazdino. Ir mane tikrai. Kadangi aš žaidžiu neblogai, tai man pavyko. Ir gal aš netgi, jeigu Lukas leis, aš gal ir netgi aš palošiu kaip ir jeigu leis ir Lukas, bet... Visko gali būti, dėl to, kad mes per Luko kompą, dėl to, kad mano tai, žodžiu, negaliu dabar, o taip, tai arba rytoj aš įkelsiu video, arba nežinau kada. Atsiprašau. Ar leis man palošti vieną lepą? Žiūrėsim. Drango valė ne, mes tiesiog, aš nelošiu labai gerai, nes aš nepripratau prie šitų žmonių, nes kiekviena tyma ir visas žaidimas dažniausiai priklauso nuo komandos. Kaip komanda stengiasi tau padėti. Pavyzdžiui, dabar mes žiauriai blogai lošim. Nu, tai tikrai. Ne. Jėzu, Marija, kas čia vyksta? Kai tyma šudina, tai normaliai nepaloši. O, kaip tyma šudina, tai gerai nepaloši. Geras žodis. Iš tikrųjų, geras sakinys arba žodis. Taigi, berods, čia vienas Uzi vaikštų. O gal ir Uzis geras ir gal mums gal pasiimti, nežinau. Taigi, aš turiu... Ir tiesiog rašykite į komentarus, kokio vepeno jūs norėtumėte išbandyti. Kad mes dažniausiai, turim jau nuo 20 levo gerus ginklus. Tai gerai, užtenka šiandien ir ačiū, kad žiūrėjote.